Televizoriaus ekranuose matome, kad Graikijoje, Atėnuose nesibaigia neramumai. Žmonės išėję į gatves, šturmuoja parlamentą. Mes stebime tai, kas vyksta akcijų biržose, kad akcijų kursai šoka ir krenta žemyn ir tai atrodo jokios logikos neturintys procesai. Tauriųjų metalų kainos taip pat tapo visiškai neprognozuojamos. Ir šitame visame kontekste teisėtai kyla klausimai, kas mūsų laukia, kas bus su euru, ar euras turi ateitį, ar nesužlugs eurozona ir kas nutiks su viso Europos projektu, ar Europos Sąjunga išliks. Jeigu man šiandien reikėtų atsakyti į šios klausimus, mano atsakymas būtų toks: taip, euras išliks, taip, eurozona išliks ir dar plėsis, taip, Europos Sąjungos projektas yra gyvybingas ir turi ateitį. Kodėl aš taip sakau? Pirmiausiai todėl, kad sunaikinti visą tai, kas yra sukurta, leisti tam sugriūti arba sugriauti savo rankomis, kainuotų nepalyginamai daugiau, negu mums šiandien reikia surinkti pinigų tam, kad padėti išbristi iš krizės Graikijai, tam, kad padėti išlipti iš duobės Portugalijai arba kai kurioms kitoms ES valstybėms. Taip, Italija ir Ispanija yra palyginti didelės ES narės, didelės valstybės, tačiau vis tiek kaštai, kurio reikia joms pagelbėti, yra mažesni negu tos išlaidos, su kuriomis mums reikėtų susidurti, jeigu ES projektas arba eurozona sužlugtų. Spalio pabaigoje eurozonos lyderiai sutarė dėl paramos paketo. Tai yra daugiau negu 1 trilijonas eurų, kuris turi atsirasti, įsipareigojimas duotas, turi atsirasti Europos finansinio stabilumo fonde. Ir tie pinigai bus naudojami ne tik tai Graikijai, bet ir kitoms ES valstybėms narėms, kurioms gali prireikti ES paramos. Tai yra 50% Graikijos skolų nurašymas. Tai yra daugiau negu 100 milijardų eurų, kuris turi būti paskirtas Graikijai artimiausiu metu. Ir tai yra bankų rekapitalizacija. Tai yra pinigai, kapitalas, kuris turi būti paskirtas ir atsiras ES bankuose, tam, kad bankai galėtų normaliai veikti. Tai žinoma planas, kuris turi būti įgyvendintas per 2 metus, bet tai turėtų suteikti stimulą ES valstybėms, kad vis tik tai jos taptų konkurencingesnės, kad prasidėtų ekonomikos augimas ir kad mums dar kartą nereikėtų sugrįžti prie tų problemų, kurias mes turime šiandien. Dar norėčiau pabrėžti, kad euras neatsirado iš didelės meilės vienas kitam ES. Ne todėl, kad kažkuriai kancleriai ar kancleriui, kitos valstybės prezidentui norėjosi turėti bendrą projektą, kuris vadinasi euro vardu. Euras atsirado iš reikalo. Todėl, kad globaliame pasaulyje, kur yra tokia žiauri ir negailestinga globali konkurencija, paskiros ES valstybės, kurios yra palyginti nedidelės valstybės, tiesiog negali išgyventi vienos. Man neseniai teko būti Islandijoje ir kalbėti su islandais, kurie irgi sakė, mūsų valiuta yra viena mažiausių valiutų, kurios yra cirkuliacijų ir mes puikiai suprantame, kad mes vieni su savo valiuta išgyventi negalėsime, todėl juos domina ES ne kaip politinis projektas, bet kaip pinigų sąjunga, kaip valiutų sąjunga ir todėl jie visų pirma norėtų turėti eurą. Apie tai kalba ir šveicarai. Atrodo tokia stipri ir finansiškai pajėgi valstybė, kuri taip pat supranta, kad jiems reikia ieškotis valiutos, prie kurios jie galėtų prisijungti. Ir pabaigai pasakysiu tik tiek. Kažkada sklandė tokia laki frazė iš Petro Cvirkos kūrinio, kur buvo sakoma, neverkit broliai, jūs priglaus motina Rusija. Tai dabar aš tą frazę perfrazuodama galėčiau pasakyti, neverkit broliai, kurie taip kritikuojate tai, kas yra ES arba pačią eurozoną. Neverkit broliai, jūs priglaus motina Kinija. Kinija milžiniška valstybė lyginant su mumis, net su visa ES kaip vieninga rinka, valstybė turinti labai daug pinigų ir visur, kur tik tai ištinka krizė, visur atsiranda kinai su savo pasiūlymais. Pinigų, investicijų, žemės pasiūlymais pirkti žemę. Na ir klausimas yra tik tai toks.
pasinaudojus tais pasiūlymais, kokios bus pasekmės – politinės, ekonominės ir finansinės.